Šventinį pranešimą skaitys rajono meras Romualdas Kurmudelis. Labą dieną visiems. Lietuva kaip nepriklausoma, demokratiška, šiuolaikiška valstybė pradėjo egzistuoti nuo 918 metais vasario 16 dieną pasirašyto Lietuvos nepriklausomybės akto. Iki to Lietuva per 100 metų kentė priespaudą, be teisės pasirinkti, be teisės rašyti, o kartais ir kalbėti protėvių kalba. Šiandien galime tik pabandyti įsivaizduoti, kiek drąsos, pastangų ryžto reikėjo tiems tautos šviesuliams paskelbti pasaulio bendruomeniai apie naujos valstybės susikūrimą. Tačiau lietuvių tauta apsisprendė mesti iššūkį istorijai ir apginti teisę į savo žemę, savo kalbą, savo istoriją ir svarbiausia savo ateitį. Į ateitį, į laisvą, demokratiniais pagrindais paremtą Lietuvos piliečių bendruomenę buvo orientuotas ir Lietuvos nepriklausomybės aktas. Nors nebuvo patirties, ateitis buvo miglota, bet svajonės, žmonių noras ir ryžtas buvo tokie stiprus, kad sugebėjo nugalėti iš visų pusių apsuptų grėsmių baimę. Vos prieš mėnesį minėjome į tragiškų sausio 13 įvykių 20-asias metinės, kuomet dar kartą buvo parodytas mūsų neblėstantis pasiryžimas eiti laisvės keliu, nors visada žinojome, jog pasirinkus laisvę mūsų laukia sunkus, rizikingas, daug pastangų reikalaujantis kelias. Tačiau laisvės siekis išsivertė su tokia didžiulė jėga ir beribė entuziazmo, jog jį sustabdyti ir tą kartą buvo neįmanoma. Kelias Lietuvos nepriklausomybė visuomet buvo vingiuotas, tačiau dabar galime džiaugtis ir didžiuotis, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma. Nors teko išgyventi karus, netektis, totalitarizmą, emigraciją, vertybių prakainojimą, bet ne visi ir šiandien esame patenkinti savo Lietuvą. Tačiau kovo 11 bus dar tik tai 21 metai, kuomet buvo atkurta valstybės Lietuvos nepriklausomybė. Esame jauna valstybė, kuri šiandien ir vėl išgyvena sunkius laikus, tačiau tikiu, kad laikui bėgant situacija Lietuvoje tikrai gerės. Dabar svarbiausia išmokti atsakingai mums suteiktas laisvę naudotis. Nemažiau svarbu yra sukurti ekonominę gerovę bei saugumą visuomenėje, nes tik tuomet žmonės galės pasijusti išties laisvais ir nepriklausomais. Visiems susilinkiu būti drąsiais ir išmintingais Lietuvos piliečiais, nes tik bendrai sutelkus jėgas ilgainiui pasieksime santarvę, teisingumą ir gerovę, pagarbą ir pasitikėjimą vieni kitiems. Su artėjančiomis pačiomis turbūt gražiausiamis šventėmis mūsų sielai.